Šiandien žiniose. Artėja gražiausia pavasario šventė – Šventos Velykos. Per ilgąjį šventinį savaitgalį policijos pareigūnai bus budresni. Kino centre Garsas, kino mėgėjų klubas, Veidrodžio ložė. Savaitė prieš Velykas – tai didžioji savaitė, kai kiekviena diena turi savo prasmę ir reikšmę. Štai vakar buvo didysis ketvirtadienis, dar kitaip vadinama švariuoju ir žaliuoju ketvirtadieniu, kurio metu tvarkomi namai, persodinami augalai. Šiandien didįjį penktadienį lankomi kapai, taip pat tai susikaupimo metas. O didįjį šeštadienį žmonės nuo seno į namus parsineždavo šventintos ugnies ir vandens, kurie tikėta turėjo stebuklingų galių. Tai yra ta ugnis, kurią mes parsinešame ir kurią šeimininkės stengdavosi išsaugoti netgi visus metus. Dažniausiai tai būdavo jaunimo, kaip sakant, toksai darbas atsinešti tą ugnį, nesgi ne visą laiką būdavo, kad čia pat ta bažnyčia būdavo, kai buvo sukrauti laužai šventoriuje, uždegta ugnis, jinai pašventinta ir visi žmonės po to jau ją neždavosi namo. Vanduo taip pat turėjo stebuklingų galių. Ją parsineždavo ir saugodavo prie šventųjų paveikslo, taip pat apšlakstydavo visus Velykų rytą, visus trobesius, visus laukus, sodus, kiemus, taip pat ir tuos pačius šeimos narius. Jeigu būdavo ligonių, tai netgi juos plaudavo akis, apiplaudavo žaizdas, nes tikėta, kad tai buvo stebuklingas vanduo. Kiaušinius marginti taip pat įprasta didįjį šeštadienį Velykų išvakarėse, o jų marginimo būdų Linos Vilienės teigimu yra įvairiausių. Aišku, buvo labiausiai paplitę tai tie natūralūs, kiaušinio lukštais, įvairiais natūraliais dažais. Dažniausiai mėgdavo dažytus juodai, kuriuos gaudavo iš juodalksnio, rauginto kartu su geležimis. Ir taip margutis būdavo juodas. Vėlgi tai susiję su žemės spalvomis. Jeigu dažydavo beržo tik išsprogdintais spurginėliais, tai būdavo jie žalsvi tokie. Tai mes vėlgi turime tą žalumą tik pražystančią. Jeigu dažydavo kiaušinių lukštais, mes turim geltoną kiaušinį. Tai vėlgi ta saulė. Tai vat ir turime tą tokį pakopam nuo žemiausių, nuo žemės iki dangaus. Pats pagrindinis spalva būdavo raudona. Dar viena spalva, tai vėlgi gyvybės, ugnies, kraujo. Ir tokį kiaušinėlį visą laiką rasdavo vaikučiai arba atneštą Velykės, ką jie darydavo Velykų rytą anksti atsikėlę, ieškodavo, arba gaudavo iš krikšto tėvų. Tai vėlgi buvo krikšto tėvų tokia kaip ir pareiga savo krikšto vaikam būtinai įteikti raudoną kiaušinuką per Velykas. Etnologės teigimu išaušus Šventų Velykų rytui visi keldavosi anksti, kadangi skubėdavo į bažnyčią. Ir tik grįžę iš jos visi sėsdavo prie stalo ir dauždavo pirmosius margučius. Panevėžio rajone yra graži tradicija Velykų rytą sukviesti visą žmonės mušant būgnus, tai būtent Vadokliuose jinai buvo išlikusi, dar šiek tiek, bet dar jinai yra, ne tai kad gaivinama, bet išlaikyta. Ir visi atbuvę šventas mišias grįžta namo. Namuose, aišku, tie, kurie jau nėjo į bažnyčią, pasitinka padengtas stalas, kaip ir Kalėdų rytą. Mes lygiai taip pat sėda visa šeima prie stalo ir be abejo tas pirmas kiaušinio valgymas. Daužimasis su visais šeimos nariais. Ir netgi yra tikėta, kad jeigu pasiklystama miške, reikia prisiminti, su kuom daužiai per Velykas margutį. Ir tada tikrai kelią atrasi. Šiemet Velykos gana vėlyvos, kadangi tai kilnojama šventė ir švenčiama ji pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Šventinis Velykų savaitgalis truks net 3 dienas, todėl policijos pareigūnai iš namų ketinančius išvykti gyventojus įspėja tinkamai pasirūpinti savo turto saugumu. Kad neužmirštų, užrakinti visų durų, jeigu jau išvažiuoja kažkur, tai uždaryti langus, uždaryti balkonus, įjungti signalizaciją, jeigu tokia įrengta. Na ir labai gerai būtų, jeigu kaimynai daugiabūčiuose namuose bendrauja su laiptinės artimiausiais kaimynais, kad vieni kitus tiesiog, įspėtų, kad kažkur tai išvyksta švęsti Velykų ir artimiausi kaimynai žinotų, ar yra kaimyniniuose būtuose kažkas tai namuose ar nėra. Ir esant reikalui, jeigu
laiptinėse kažkur tai būtų pastebėti kažkokie įtartini asmenys, kad, įtartinai kažką tai veikia, kažko tai ieško, kad žmonės tiesiog, nepabijotų ir nepatingėtų paskambinti bendrosios pagalbos numeriu 112 ir praneštų, kad konkrečioje vietoje yra kažkokie tai įtartini asmenys, kad policija galėtų atvykti ir patikrinti, kas ten yra ir ką jie ten veikia. Vytautas Vinslovas būti budriais patarė ir transporto priemonių savininkams, kadangi automobilio salone palikti vertingi daiktai gali patraukti kieno nors akį. Jeigu žmonės kažkur savo automobiliais išvyks pas artimuosius į kapines, kad irgi lygiai taip pat pasirūpintų savo turtu, nepaliktų transporto priemonių salonuose, akivaizdžiai ant sėdynių ir panašiai vertingų daiktų, aparatūros brangios, pinigų, dokumentų ir panašiai, kad po to nenukentėtų patys, nebūtų prarasti reikalingi dokumentai, kurių sutvarkymas užima daug laiko ir pastangų. Policijos pareigūnai bus reiklūs girtaujantiems ir neblaiviems viešosiose vietose asmenims bei sėdusiems prie automobilio vairo išgėrus. Policija šiomis nedarbo dienomis dirbs sustiprintomis pajėgomis. Bus taip pat kreipiamas didelis dėmesys į viešasias vietas. Bus kontroliuojama, kad asmenys viešosiose vietose nevartotų alkoholinių gėrimų, kreipiamas dėmesys į girtų asmenų pasirodymus viešosiose vietose, taip pat bus kontroliuojami vairuotojai, siekiant patikrinti, ar jie nėra apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų ir kitų narkotinių psichotropinių medžiagų už transporto priemonės vairą. Šventinį Velykų savaitgalį policijos pareigūnai gyventojų prašo būti vieni kitiems paslaugiais, geranoriškais bei nelikti abejingais daromiems viešosios tvarkos pažeidimams. Nekomercinio kino mėgėjų klubas Veidrodžio ložėje, susibūręs Panevėžio kino centre Garsas, vakar gyventojų sukvietė į magiškų netikėtumų vakarą Lemties kortą. Vakar įvyko antrasis Veidrodžio ložės kino vakaras Lemties korta, kuriame dalyvavo bene garsiausia Lietuvos būrėja Vaiva Budraitytė ir astrologas, meditacijos mokytojas Gaudentas Naujokas. Vakaro metu visi su pasimėgavimu žiūrėjome filmą Vudžio Aleno, kai sutiksi aukštą tamsią plaukį. Tai iš tiesų labai įdomus naujas filmas. Kviečiame jūs visus Panevėžio žiūrovus į kitus šio filmo seansus. Diskusija iš tiesų buvo labai įdomi. Įvyko žvakių šviesoje, buvo labai daug žmonių. Nors kino klubas Veidrodžio ložė žengia dar tik pirmuosius savo veiklos žingsnius, tačiau organizatoriai jau dabar pastebi, kad norinčių pamatyti gerą, nekomercinį kiną Panevėžyje apstu. Kino klubas yra naujiena Panevėžyje, vakar vyko tik antrasis susitikimas, tad klubo narių dar, tokių oficialių mes ir neturime. Mes iš tiesų stebime ateinančiuosius į klubo susitikimus ir iš jų formuosime kino klubo komandą, kuri bus, manome, ir idėjų pagrindas ir mes toliau plėtosime savo veiklą. O dabar šie susitikimai yra tiesiog panevėžiečių skatinimas žiūrėti gerą kiną ir iš tų atėjusiųjų mes formuosime komandą. Kitas kino mėgėjų susitikimas vyks gegužės 21 dieną kino centre Garsas, o jo metu bus rodomas vokiečių dokumentinis filmas Moteris ir 5 jos drambliai, kuriame pasakojama apie visą aprėpiančią meilę kalbai.